Nu ką, aš žiauriai ilgai nesu YouTube'inęs ir aš tikrai nelabai turiu idėjų, ką filmuot, bet kadangi mes su draugais atidarėm mūsų 4-ąjį sezoną, galim sakyt, tai aš kol kas vienas, visiškai, nieks nesijungs iki vakaro, nes aš dabar visiškai ryte filmuoju. Serveris pajungtas, nežinau, aš tikiuosi, kad vasarans išliks ir darysiu serijas iš jo vis laik. Ir pradedam tikriausiai nuo medienos kirstis, nes mediena, pats svarbiausias dalykas tikriausiai pačiam pradžiai. Gerai, turim vieną medį. Gerai, galim pradėti kraftintis. Gal ir ramiau kol kas nieko nebus, nes ir gal nuobodžiau, bet kol kas paskui tai iš tikrųjų bus daugiau gal chaoso arba ne, nes mes iš tikrųjų žadam būti panašiai 4. Tai jo, vienai dienai galim sakyti, penktadienį bus išjungts PvP ir įjungts kaip inventorių. Tai kol kas tiek settingų, bet tik penktadienį, tai jo. Ok, aš jau turiu stauną. Tai jo, ir šio serverio tikslas kol kas, kol kertu stauną, yra tiesiog būt geriausias, aišku, jeigu išeis. Gal kai kuriems fanams įrodyt, kad gerai moku žaisti Minecraftą. Turėjo daug visokių dalykų, statyt, žodžiu. Daryt, kad serveris būtų man įdomus ir tikiuosi, kad ir jums bus įdomios šios serijos. Tai va, pirmas epizodas. Ir kertamės tikriausiai, kol turėsim kokį pusę steko. Ok, viskas, turim pusę steko, daugiau ir nereikia. Medinį pikeksą aš pasilieku, aš tikrai jo neišmesiu, nes kas taip daro? Aišku, kad reikia pasilikti. Neturim dar jokių gerų tulsų, tik tai wooden pikeksą, kuris lūžęs. Ir jo, darysimės dabar visus stone toolsus, bandysim iron gauti ir noriu šį visą serverį niekart nemirti ir būt nužudęs kiekvieną playerį, nes šiaip nužudžius nieko neduot kažką įspūdingo, tiesiog kad nužudai jo ir pasiemi jo lootą, ką jis turėjo inventoriui. Galim saplingus susirinkti, pagaliukus visokius. Pala, Leaf Litteris sakė, aš žinau, kad labai geras, aš biškai žaidęs tas naujesnės versijas. Aišku, išėjo su Happy Gastas nauja versija, bet vis tiek šitų reikia prisirinkti, nes Anė sakė, aš žinau, kad Anė labai geras fullas yra, tai va, krosniai bus labai gerai pradžiai. Ir jo, prisirinkam kelius stekus, nes realiai žiauriai gerai. Tikrai vietoj kaulo šitą kol kas naudosim, kai jau tikrai reikės daug smeltinti kažką, tai jau galėsim kaulą naudoti, bet pradžiai tikrai šitą žiauriai bus gerai. Ir realiai beveik kiekvienas pasaulis atsponina tą arti šitų dalykų, tai tas labai gerai yra. Naujas visokios žolės yra išėję, daug variantų. Žodžiu, su manim kartu ir update'us visus pažiūrėsim šios versijos. Ir jo. Ok, jau greitai daros naktis, bet nieko, mes bandom kažkokio gal prieglobsčio ieškoti. Čia yra geras Kyivas, bet aš į Kyivą nelabai noriu keliauti. Būtinai yra serverio taisyklės, tai apie taisyklės galim sakyti, galiu pasakyti dabar arba vėliau pasakysiu. Jau kaip pats nuspręsiu, bet taisyklių yra visai nemažai ir jos yra visai geros, aš manau, ir sunkios visai. Gerbišk maisto turėsim. Karvės gerai labai. Vėžliukai čia yra visai gerai. O. Ok, nužudžiau. Aš jau einu biškį ramiau, nes tamsu daros ir reik biškį atsargiau gal žaisti iš tikrųjų. Galim ramiai įsikast kažkur čia.
Nu, kai žiūrim, kiek čia iškepė. Keli gabalai, vis tiek galim paėsti. Nu jo, turim labai daug lyfliterio, kas ir žiūri gerai. Aš gali būt padarau dar vieną furnasą, vien dėl to, kad biški. Ir išsikepti ir kito maisto. Bet gerai, turi maisto, tas ir labai gerai. Tai biški laukiam, kol toliau išsikeps ir jo. Taigi, taisyklės yra: pirma, negalima tymintis tik tais draugiškai žaisti. Antra, negalima X-ray tiek širpeko. Trečia, negalim siuntinėti modų. Ketvirta, negalim nedaryti armorų tik įrankius. Penkta, negalim naudoti totemų. Šešta, serve bus tik 2 meisai, tai paskubėkit gauti. Septinta, negalima punch ir torrents enchantų. Aštunta, negalima grifinti spawno, nes ten kas norės statys. Negalima prisijungti prie kitų akauntų. Negalima naudoti elitrų ir kol kas negalės eiti į endą. Taigi šitos taisyklės visai sunkios. Nu va, maistas iškepė, dabar iškart belekai tamsu pasidarė. Nu gerai, ar laukias dar tamsu. Aš turiu maisto, aš manau, viskas bus gerai. Galim maisto dėti į offhandą. Ir explorinu tikriausiai. Susitiksim, kai rasiu kokią gal geresnę vietą, kur gyventi, arba kol rasiu village'ą. Nu va, realiai visą naktį čia prabėgiojau. Aš realiai buvau radęs šį keivą liktais. Visai nemažą. Ir norėčiau realiai nueiti ir gauti ironą, nes reik shieldą. Ypač reik shieldą. O ten kaip tik ironas yra, bet kaip čia gražiai nusileista, aš nežinau. Nenoriu labai krist, bet galim pasidaryti. Gerai, šokam ten. Okei, čia vorą jau matom, aišku. Nu, turim ironą, labai gerai. Turim kelis gabaliukus, aš manau, pradžiai tikrai užteks kelių gabaliukų. O 5 kaip tik aš manau gerai bus, o dar keli yra. Nu, čia biškai prisirinkim, jeigu išimam. Kaulas va irgi gerai, nu žodžiu, viskas gerai labai. Galim prisirinkti visokių gerų dalykų ir tikriausiai sustiksim tada, kai būsiu pasimaninęs. Ir lūžo pikeksas, okei. Gau biški pusę steko kaulo ir irono, beveik visą steką. Tai čia realiai iš viso to keivo, nu ne viso, bet visai maža dalis tik tais gau, visai nemažai. Tai galim dabar biški prasikep, kaip aš čia padėjau. Nu nesvarbu, neturim pikeksą. Prasikepam ironą tikriausiai, kiek jau galim. Naudojam kaulą gal geriau ir pasidarysim ironinius jau armorus ir tulsus. Tai va jau visai gerai, gera pradžia, armorus turėsim jau. Ir jo, aišku, dar ten yra irono, ten kaulo yra, bet aš jau nelabai čia berinsiu. Tai va dabar laukiam, kol iškeps ironas. Nu ką, turim pilną setupą irono, netgi visus pilnus tulsus, maisto, torčių, armorus, shieldą ir vis dar ironas kepa. Tai va čia bus labai gerai, turėsim atlikusių irono tikriausiai tulsom, nes tulsom reikės. Deimantų neieškosiu, dabar ieškosiu village'o. Radau lavo poolą. Kas realiai labai gerai, aš dabar noriu vieną dalyką pasidaryti. Lavo bucketą turėti, ne dėl advancemento, dėl gyvūnų. Greit uždegi ir jeigu mirš nuo ugnies, tai bus labai gerai. Ir dabar va tas karves ir patestuosim su jomis. Pasidarau bucketą, nes bucketą nepasidariau. Vis tiek turim visai daug irono, tai nėra blogai čia.
Galim su zombiais patestuoti. Na va. O su karvėm irgi? Va. Mes turėtų mirti arba ne. Nu va, ir gauni maistą, va tas gerai. Nu va, kaip gerai. Jo, lava buketas gerai, nes ant infinite realiai. Šiandien galiu va čia naudoti ir naudoti. Va, labai gerai. Ok, liuks. Varom toliau. Eik, tu ką aš čia padirbu. Aš biškį ne tą norėjau padaryti. Nu dabar dega. Įdavins lava pūlas, wow. Gavau vilną, bet negavau tokios, kokios norėjau. Palauk, čia girdžiu dar aviau, bet man reikia baltos. O, gerai. Tinka. Mirk, 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 mirk. Negavau. Gerai, gavau. Rinkim ir maistą tikriausiai. Au. Opa, aptikau paskendusi laivą, kurį mes to išlūtysim ir gal gausim deimantų arba tiesiog ironą. Tikiuosi ten yra duris, nes oro daug neturėsiu. Neturiu vietos emeraldams, nereik leaf literių. TNT, bulvė labai gerai. Vietoj. O duris? Būrė, treasure reikia. Nu, bloko gal nereik. Gerai. O, aš turiu valtį, ko aš valties nenaudoju? Nukeliauju, nelabai žinau, kurią pusę čia reik. Opa, ruin portalą radau irgi. Kaip, okei. Nu, obsidiano neišmaininsim, bet golden apples gerai. 2 loadstone čia normalu. Ir obsidianas. Dar leaf litter nereik. Nes leaf litteris aš biškai nesuprantu, nu biškai per daug. Radau spruce'ą, čia gerai, bet mapas niek neduoda, tai nebreik palm. O! Kažkokie gyvūnai. Kas čia tokie? Ai, karvės. Ai, jo, tiksliai. Aš šitų nežudau. Wow, labai kietai. Taip čia užlipti. Nu gerai, šiaip aš labiausiai norėjau dėl medienos. Man medienos svarbiausia, nes spruce'as pati geriausia mediena. Jau, what? What? Ne, nu. O dieve. Kodėl ta nesąmonė tokia vyksta, aš nesuprantu. Lava kadėmą žudaro nemeluosiu, o dieve. Nu gyvensim tikriausiai.
Išmetė. Blia. Ok, bet radom spruce. Tas visai gerai. Keivo nereik. Aš per daug daiktų turiu. Aš nežinau, ką išmest. Ir aš tikriausiai savo svordą išmetu, kurio nereik. Ir 2 stekus liflių turiu. Einam seplingą pasimti ir kokį steką realiai logsų, nes reik medienos normalios. Jo, tikrai galim keliauti. Yes. Labai gerai. Na gerai, keliaujam tikriausiai. O, ką reikia pasidaryti bedą, nes aš... Reik medienos. Gerai, turiu medieną. Viskas, išsimiegam, nes aš galvoju, kad čia naktį bėgioti nelabai verta. Va vien advancementai visokie. Galim dėti savo bedą ir važiuojam. Ne bedą, valtį. Ok, priplaukiau kažkokią tai žemę. Žiūrėsim, gal rasim. Nu, čia panašiau, kur villažas galėtų būti. Kur mano lava. Nors geriau taip darau. Nu, va, maisto turim. Gerai. Nes maisto iš tikrųjų, pažiūrėjau, va, čia turiu į dar neiškeptą. Ir lederį renkuosi, jeigu reiktų kažkada bookshelfam ir enchantment reiktų. Tai va. Opa, arkliai. Ir vėl degan. What the hell. Degans lapus. Nu, arklių nežudau, bet avis, tai jo. Blemba, sudegė. Daug nelabai čia bėra. Nu gerai, keliaujam. Opa, radau moliūgų, va tas gerai. Tas labai gerai. Aš noriu realiai prisirinkti, nu. Nes aš manau, kada nu gali prireikt. Arba atsaksidų, žinai. Bet nieko, moliūgus dabar renkam. Nepalikim neženklą, kad čia villažas kažkur. Dar moliūgų radau. Nu tai gal turėtų čia kažkur būti. Na gerai, radu vėl moliūgų. O, ruin portals. Kai čia kietai. Vau. Nesakykit, kad čia nėra kieta vieta. Vau, čia kietai. Keliam ruin portalą pasižiūrėt, kas gero. Kai kietai. O goldo blokai. Aš maros galiu išsimanį goldą, ne? Jo, tikriausiai su iron piku. Davins golden apples, davins šitas. Galiu flint and steel pasimti. Goldo dar reik paimti. Gerai, nereik man tų saplingų. Gerai, 2 blokai, nice. Radau dar vieną paskendusį laivą.
Često nėra. Joks. O, armor trim. Markų irgi reiktų. Radau dar vieną. Nežinau, vietoj ko jau be paims. Čia dar yra čestų, ar nebejau. Turėtų būt. Opa. Pats nežinau, ko bereik, ko nereik. Ir mes jau... Čia. Gerai. Opa, taip įgau, kad deimantų turėsim. Pala, dabar reik. Ai, nu taip neveiks, nu palauk. Ok, va taip veikia. To nebereiks, to nereik niekad. Maistą gal išsikept būtų logiška. Ai, biškį pailsiu, nes tikrai atsibodo vaikščioti jau čia. Deimantų pasiimu irono belė kiek. Maisto nereik, TNT paimsiu, water briefing paimsiu. Ir paimsiu tą Heart of the Sea. Nu gerai, turim lobį, tas visai gerai. Nu iškepė, bet nežinau, kada pasimti ir ko neimti. Ir nebeėmėm šito. Da, viens, aš nesuprantu, kas jam yra. Ir ką žinau jau dabar. Gal TNT nereiks. Dabar aš nelabai panaudosiu, man. Nu, bandom gal į tą pusę keliaut, nes ten toks villažo vieta panaši, bet abejoju, ką villažas bus. Davens Ruin portalas, gerai. Traukia mane. Nebežinau, kur beplaukti jau čia. Ko čia per nesąmonę? Vienas blokas tiesiog. Kas čia? What the hell? Įdomiai čia. Dar jeigu būtų smėlis flautinantis ir su ta žolė, tai čia išvis. Na, jeigu tokia įmanoma. Nu,
Gal dezertas, gal kažkas įdomaus, ne, čia tik sala. Kur aš esu? Nu, matau bent jau laivą. Bet apversti pastebėjau blogį, nes ten neturiu to rūmo su visais gerais dalykais. Bet čia čestas tiesiog. Kiek čia visko prikiša. Lyt pradėjo. Džiunglės. Okei, aš tik viladžo ieškau, bet labai mažas. Čia laivas tiesiog. Kas jau, kad čia užbaigėme epizodą? Kaip čia? Matau lobį. Ar armor trimą? Aš stekas jau turiu. Nu gerai, nestekas, bet tiek. Nu, kaip mano namai, galim sakyti. Nu, čia biškai keista atrodo, bet čia laivas, bro, čia taip kietai. Aš gali būti čia pabaigsiu epizodą vien dėl to, nes aš beveik 2 valandas žaidžiu. Ir galim sakyti, turim tiek dalykų, turim golden apple'ų, spruso, water briefingo, maisto belikė, kaulo beveik steko, virš steko irono, kelis deimantus, armor trimų, gerus tulsus, šildą. Ir daug daugiau. Ir radom visai įdomių dalykų realiai per šią visą kelionę mūsų. Tai va. Aš gal dar noriu biškį gražiai pagražinti čia ir galėsim realiai gyventi čia, nes kol kas. Nes aš visiškai nebegaliu rasti nieko, nežinau, useful. Tai gali būt, kad gyvensim dabar čia biškį. Ok. Gerai, išsimiegojom. Galim pradėti gražinti šitą vietą. Tik pirmą labai noriu susidėti daug dalykų, nes čia laivas senai paskendęs prieš daugelį metų ir aš jau net kas aš jį va taip paliksiu kaip yra, tik tais viską padarysiu simetriškai ir atrenovuosiu. Aš noriu atrenovuoti laivą. Būtų visiškai fresh laivas. Paskui aš galėsiu kitiems žaidėjams pasakyti koordinatės, jeigu išsikraustysim, bet galės gyventi, jeigu čia norės. Čia faina vieta. Gerai, man reikia dabar čestų kokio. Turim čestą, bet pasidėkim čia daiktus, nes labai daug daiktų, nenoriu viską nešiotis, ko nereikia. Panašiai tiek. Ok, dabar niek nedarom. Gali būti dabar biškį renovuosiu, tai sustiksim, kai atrenovuosiu viską. Na gerai, po kokių gerų 20 minučių nepabaigiau visko, nes biškį pavargau šiandien filmuoti ir kol kas laivas taip atrodo. Jo, biškį sutvarkiau, apačioje geriau, iš išorės dar biškį blogai, bet visai gerai, aš manau. Turim paprastą kambarį, kur aš čia visai gyvensiu ir bus daug čestų. Jo, bandžiau atkartoti, aišku, gal dar pakeisiu. Ir tada turim viskas, kas papačia. Čia čestai liko visokie. Turim va tokį dalyką, va.
turim kambarį kažkam su loot dar likusiu. Tai va, toks laivas, nelabai daugiau ką turiu ir... Jo. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot. Kitą epizodą gal gausim Diamond Armorus, pabaigs mano laivą ir... Susitiksim kitam video. Būtinai paspaus prenumeruot ir laiką. Iki.